Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Išsirinkit iš tų keleto kortų vieną arba ne vieną, kaip jums patinka. Ir tuoj paskaitysiu ir jūs žinosit. Seniai buvo šita, tai vyriausioji žinė. O vyriausioji žinė tai sako jum, kad jūsų intuicija rytoj labai stipriai atsiskleis arba stipriai sustiprės. Ir jūs jausit vibraciją, skaitysit mintis, jum atsiskleis visos paslaptys, visokios slaptos žinios. Ir pasaulis atrodys truputėlį kitaip, negu buvo vakar. Jūs pamatysit naujų atspalvių, jūs išgirsit naujų atgarsių, sužinosit tokių dalykų, kurių dar nežinojot. Jums greičiausiai tai patiks, bet kai kurie dalykai gali pasirodyti visai keisti ir jūs apie tai turėsit pamąstyti. Jums gal kažkas pasirodys visai kitaip, negu buvo anksčiau. Gal jums kažkoks žmogus pasakys kažkokį dalyką, kurį jis visiškai kitaip traktavo anksčiau. Gal jūs pamatysit kitom spalvom savo santykius su kokiom nors draugėm ar draugais. Arba suprasit, kad tie įvykiai, kurie jums atrodė labai kažkokie aktyvūs, labai tragiški, pasirodys visai neverti dėmesio. Stebėkit rytojaus dieną, tai bus įdomi diena, jums atskleis daug visokių naujovių ir tai jums patiks, ir tai jūs nudžiugins. Tai va, jisai jau ateina su pinigėliu. Tai monetų, tai pentaklių riteris. Jis čia nežinau, kažkaip jis čia labai pašokęs, tas žirgas, reikia daug pastangų įdėti riteriui, kad nepamestų savo pinigo, to pinigo, kurį neša jum. Bet nebijokit, jis jum jį atneš laiku, viskas bus gerai. Vis tiek šitas riteris yra toks lėtesnis. Jis labai per daug neskuba, jis nemėgsta ažiotažo, jis nemėgsta tokių užduočių, kurias reikia įvykdyti greitai. Tai jum rytoj viskas vyks truputėlį lėčiau, kartais atrodys, kad net labai per lėtai, bet vis tiek rezultatas bus laiku, rezultatas bus geras. Jūs gausit savo pinigus, jūs atliksit savo darbus. Viskas susiklostys puikiai ir prabangiai. Tik ne taip greitai, kaip jūs galbūt planavot. Ir nėra kur skubėti, visai nėra kur skubėti, jūs viską atliksit laiku. Jūs viską gausit tada, kai tai ir priklauso. Ir apskritai tai gerų pinigų korta. Taip, link jūsų juda pinigai vis tiek. Gal ne tokie auksiniai kaip šitie šarvai, bet juda. Tuoj pamatysit. Lazdų pažas. Tai labai šaunus, žavus jaunikaitis, labai energingas ir linksmas, ir jis jum atneša žinią. Tokią gerą žinią, kurios jūs laukėt, kurios jūs tikėjotės ir kažkaip, matot, čia šventės, čia visokie kitokie reikalai, o jūs laukėt kažkokio laiško, gal kažkokio įvertinimo, gal leidimo, gal registracijos, kažko tokio. Ir jūs rytoj gausit šitą žinią ir jūs galėsit pasišokinėdami eit ir veikt. Jau
ką jūs ten numatę, ką jūs ten suplanavę. Žodžiu, diena nuobodi nebus, jūs linksmai šokuosit nuo reikalo prie reikalo, vykdysit visas savo užduotis, jums bus linksma, malonu ir jūs net nepavargsit, nes jausitės jauni, žaismingi ir energingi. O taip. O čia yra karieta, vežėčios, vežimas. Kaip jūs pavadinsit, taip nepagadinsit. Tai tokio visiškai atsakingo lyderio korta. Jūs rytoj, reiškia, turėsit vadžias savo rankose. Jūs vadovausit visiems savo įvykiam, visai savo aplinkai, vadžios jūsų rankose, jūs kur jums reikia, ten jūs sukat, kur jums reikia, ten jūs sustojat. Jeigu kas nors bando jūs kažkaip stabdyti, arba koks šuniukas suloti iš kokio kampo, tai jums niekaip nesutrukdo. Jūsų tikslas yra toks aiškus ir ketinimai tokie skaidrus, kad tiesiog jau vėl nuo minties kažkokios jum tai ir įvyksta. Jūs iš vienos pusės turit vadžias rankose ir važiuoja ten, kur norit, iš kitos pusės jum viskas vyksta, kaip jau jūs ir suplanavot. Visas jūsų pasaulis jum pataikauja ir suteikia jum, visas puikiausias galimybes. Tokia tikrai nusisekus korta, jeigu jūs ją pasirinkot. Tai jūs būtinai nudžiugins ir ką čia bepridursi.